Koks skirtumas tarp solo ir tradicinio dantų šepetėlio? Įprastu valymosi būdu pašaliname tik mažą procentą visų burnoje esančių bakterijų, kurių paprastas šepetėlis nepasiekia. Vadinasi, valome tas vietas, kurios ir nevalant apnašo nekaupia. Visas dėmesys turi būti skirtas danties kaklelio valymui. Nuo jo pašalinti bakterijas ir susikaupusi apnašą galime tik vieno danties šepetėliu. SoloSwing šepetėlis sukurtas taip, kad taikant tam tikrą metodą sugebėsime vos keliais judesiais nuvalyti danties paviršių ten, kur jį nuvalyti būtina. Bet koks papildomas, nekontroliuotas mechaninis judesys dantų šepetėliu daro žalą jūsų dantims ir ilgalaikis toks valymosi būdas sukelia negrįžtamus pažeidimus. Tai yra pleištinius defektus, nekariozinės kilmės pažeidimus. Dėl SoloSwing šepetėlio struktūros ir formos tokių nutikimų galime išvengti. Tarpdančių šepetėlių šereliai yra pagaminti iš specialaus pluošto ir tankus, kurie vos keliais judesiais pasiekia tradiciniam šepetėliui nepasiekiamas, neprieinamas vietas. Lankstus ir patogus laikiklis pasiekia net ir tolimiausią dantį. Siauriausioje vietoje šepetėlių šereliai susispaudžia, o plačiausiai išsiskiečia, taip pasiekdamas abiejų dantų sieneles. Šepetėlių viršūnėje yra maža kilputė, kuri atlikus tam tikrą judesį praeina pro dantenas, jų netraumuojant.